Sveiki sugrįžę. Belaukiant svarbių kovų atrankoje į pasaulio čempionatą, pristatytas išplėstinis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašas. Tarp 30 pavardžių įtraukti ir 3 NBA žaidėjai. Pasak trenerio Rimo Kurtinaičio, komandai užtikrintai turėtų atstovauti Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis, o pokalbiai su Matu Buzeliu kol kas pozityvūs. Tiesa, vasarą rinktinei nepadės traumą besigydantis geriausias Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis. Nenumaldomai artėjant vasarai pradedama dėlioti Liepos mėnesį prasitęsiančios pasaulio čempionato atrankos dėlionė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė kandidatų sąrašą. Ką leidžia buvo išplėstinis sąrašas, susitraukiam visus potencialius. Todėl šiandien ir tokia praktiškai aš į daugelį klausimų net negaliu atsakyti, kadangi dar yra laiko, jo kaip ir yra, kaip ir visada jo trūksta, bet su eilė žaidėjų yra kalbėta, eilė žaidėjų dar žaidžia savo lygose. Tarp 30 pavardžių nėra geriausių Lietuvos krepšininkų šiemet pripažinto, tačiau dabar traumą besigydančio Domanto Sabonio. Tiesa, rinktinėje regimi kiti 3 NBA lygoje rungtyniaujantys žaidėjai, o kaip teigia Kurtinaitis, bent jau dėl Valančiūno yra užtikrintas. Jonas, kaip visada, sutikimas jo yra 100%. Ir jokių kitokių išlygų ten tik tai turėsim susikoreguoti turbūt tas pasiruošimo stovyklas. Bet Jonas, kaip visada, kaip paskutinius, 15 metų, jis visada pasiryžęs žaisti už Lietuvą ir su jo klausimų nėra. Nacionaliniai komandai padės ir šiemet už Atlanto Miamio Heat ekipoje rungtyniavęs Kasparas Jakučionis. Tai bus 19-mečio debiutas Lietuvos vyrų rinktinėje. Mums pavyko įkalbėti, kad šitam langui jisai pas mus dalyvaus ir aš labai džiaugiuosi. Kalbėjau su juo užvakar, padėkoju už tokį sprendimą, nes aš dedu labai didelės viltis ir tiek federacija, tiek aš. Jau porą metų Lietuvos krepšinio aistruoliai, juolab ir pati rinktinė laukia Mato Buzelio pasirodymo. Pernai pasirinkęs komandai nepadėti ir likti tobulėti už Atlanto, šiemet Buzelis galbūt atvyks. Kurtinaitis sako, pozityvo čia yra. Viskas su juo gerai šiuo metu, noras žaisti yra. Šiuo metu atsakymų neturi, nes, kiek žinau, jis čia turi birželio pradžioje atvažiuoti į Lietuvą. Tai birželio pradžioje, ne? Tai bus labai geras šansas asmeniškai pakalbėti ir aš galvoju, aš visada esu nusiteikęs pozityviai, galvoju, kad mes turėsime. Atrankoje į pasaulio čempionatą rinktinė artimiausius mačus žais Liepą. Kartą namuose su Didžiąja Britanija ir svečiuose su Italija. Prieš abejas rungtynes lietuvių lauks vienos draugiškos rungtynės, kurios vyks Šiauliuose su Ukraina. Dabar mūsiškiai grupėje sužaidė 4 susitikimus. Turi 2 pergalės ir dalinasi 2-3 vietas. O pergalės čia būtinos, kadangi į kitą etapą pateks 3 rinktinės. Turim važiuoti į rinktinę, turim ginti Lietuvos garbę. Ir aš manau, kad mums pavyks. Jei Lietuvos rinktiniai pavyks patekti į antrąjį atrankos etapą, vasarą komanda baigs 2 oficialiomis rungtynėmis, o būsimi varžovai paaiškės po Liepos lango.